Atskrydau į Vietnamą ir pabėgau Ukrainą. Tai pasirodo čia 50 metų, kaip pasibaigęs Vietnamo karas, tai švenčia visi. Uždyka dar pasirodo alaus dalin, dar norėjau eiti į restoraną kažkokį. Pirmą, ką noriu padaryti čia atskridęs, tai paragauti nacionalinio patiekalo. O eismas va čia toks. Žmogus net eisme dalyvauja. Tiesiog nėra šviesoforo, eini ir viskas. Bandysim ir mes eiti. Va taip. Ragaujam. Visai skaniai, bet nelabai patinka paprastas bulvėmis sakyčiau. Kuo sušilau nuo tos ribos, kaip ir šitoj šaly nacionalinis patiekalas yra karštas sriuba. Ką pastebėjau, tai vietnamiečiai labai jaukus ir šilti žmonės. Praeini šypsosi visi. Mato, kad laukia turistų savo šaly. Dabar pataikėm ferverkų šou. Hočiminas tai tikrai gyvybingas miestas. Daug labai. O čia yra žemusis Hočimino kavinių pastatas, kuriame rasi visokiausių kavinių. O čia vaizdas pro viešbučio langą. Ir naktį girdėsiu koncertą. Nu, pasiėmiau taip simboliškai, bet toks vaizdas restorano. Skaniai pavalgiau, tai šiandien tokia laisva diena yra, tai eisim pasižiūrėsim keletą objektų, o dabar čia netoli yra pagrindinė šito miesto Saigono upė. Tai einam pasižiūrėsim, kaip atrodo jinai. Bet jau kepina tai belė kaip, dar tik rytas, o jau 32 laipsniai. Virina tiesiog. Nu, bandysim pereit vėl. Kitą pusę. Nu va, priėjau prie upės pagrindinės Hočimino, kitai vadinama Saigono. Vaizdai miesto tai gražus, seksa. Tai čia pasirodo iš tų pagrindinių objektų yra katalikų bažnyčia. Tai važiuojam dabar tenais. Mopedų sostinė čia yra. Vien tik tai mopedai. Va ir atvažiavom. Nu va, kaip gražu. Nu, į vidų kol kas nematau, kaip patekti. Turbūt tik tai iš lauko teks pažiūrėti. Matau ir eismas, kad ne per pėsčiųjų
zoną važinėja. O čia atėjau į kažkokį parką vietinį. Kaip žmonės bėgioja per tokį karštį, aš nesuprantu. Svilina kaip reikiant. Ko norėčiau dabar, tai šviežaus kokoso ant gatvės susipirkti. Nu, gal rašyt? Coconut? Ne? Nu, radau kur kokosą. Yeah. Everything live we do. Thank you. Thank you. Koks šviežus, koks skanus. O kainavo tik tai 20 000 dolerių. Tai apie 60 euro centų. Hello. Nu ką, važiavau į vietinį turgų didžiausią. Žiūrėsim, kas čia gero. Pirkti tai turbūt nieko nepirksiu. Vis dar yra 10 minų likę. Panašiuotis kaip paprinys. Bet tai pasižiūrėti. Hello. Lėktuvukai. Bây giờ tặng cái thì bây giờ phải làm nha, không làm là không có ổn. Nu praėjau to turgų. Ten eini visi kabinėjasi. Hello, you're so handsome. Take a look at my t-shirt. 300,000. Tik nueini, kaina iškart per pusę mažėja. O čia tai Vietnamas. Žaisiu dar į 7-Eleven. Atsigert kažką. Kažkaip užsimaniau jūros gėrybių paragauti, tai einam pažiūrėsim, ką pasiūlys Vietnamas. Susiradau tokį labai rekomenduotiną jūros gėrybių kavinę, restoraną. Žiūrėsim, ką čia atneš. Tai gražiai atrodo. Štai. Nebepabaigiau. Skaniai, bet per daug aštriai. Burna dega visą. Nu dabar jau maloniai atvėso, toksai vėjukas pučia. Greit turėtų lyti, atgaivinti biškį. Visai norėčiau čia pakilti. Bandysim eiti. One ticket, please. Okay, so you go to Skydeck 49, you see the view from inside the building. To the 40 for one, free binocular, water and exhibition upstairs. 240, right? Yeah. Hello, yes, of course. Thank you. The door open up. Okay, thank you. Thank you. Wow, žiūrėk, kaip papilovas.
atsiveria miesto panoramą. Bilietas tik 9 eurų. O dar užmačiau, kad dabar prie mano viešbučio yra McDonald's. Tai eisim, pažiūrėsim, kuom ypatingas Vietnamo McDonald's. Nu, pasiėmėm korėjietiškos vištienos, ragausim. Buvo visai skaniai. Tai šiandien, manau, jau užteks. Rytoj anksti keliuosi skrendu į Phupuo salą. Tai einu dar pailsėsiu biškį. Pasifloro. Pasirodo, dar išsiregistruojant iš viešbučių turi palaukti, kol patikrins tavo kambarį, ar nieko nepridirbai tam. Nu gerai, pasėdėkim, palaukim. Hello, sir. Nu, atvykau vietinį terminalą. Einam ieškot, kur čia tas Vietnamo oro linijų terminalas. Laukia biškį vašnuoja. Nueinam ieškot vairuotojo, kažkur turėtų būti. Mane nuveš turėtų iki viešbučio. Nu, savo vairuotojo neradau, tai užsisakiau taksą. Daug pigiau. Nu, vas, radau pagaliau savo vairuotoją. Nu, ir atvažiavom į viešbutį savo. Hello. You check in? Check in, yes. Okay. Okay, you have back. Paėmė pasą. Pati mane check-ins be manęs turbūt. Nu, dar neįsiregistravau, bet laukiam. Davė atsigert skaniai. Čia registratūra. Leido baseinų naudotis, kol dar kambarį tvarko. Wow, nice. Tikiuosi nesupyks prižiūrėtojai. Aš jau įsičekinau į viešbutį. Pažiūrėkit, kokios erdvės. O vaizdas pro langą. Televizorius. Op. Nori svetainį žiūri, nori miegamajam. Apsisuki į kitą pusę. Prašau. Vonė tualetas. Spacious and luxurious. Nu, manau, pats laikas išbandyti pajūrį. O kokia čia jūra yra? Čia yra Siamo įlanka, o jūra priklauso Pietų Kinijai. Tai vadinasi Pietų Kinijos jūra. Labai šilta jūra. Labai smagiai, tik akis griaužia. Čia va yra vanduo dar kojam nusiplauti. O taip. Kas pasisupti?
Nu ką, laikas ir vėl pavalgyti. Einam pažiūrėsim, koks maistas šitoj saloj. O čia mes eisim pavalgyti. Tik pirmą reikia gatvę pereiti. Nu, atėjau į tokį restoraną, kur viskas ant anglių kepama. Tai pasiėmiau rinkinuką. Ant anglių keptų vėžiagyvių, daržovių ir mėsos kažkokios. Nu, atnešė, pažiūrėkit. Kvepia tai labai skaniai. Baltą mėsą kažkokią ant grotelių keptą. Neblogai. Padažiukas. Kvapas ir skonis tai nerealus. Nu, skaniai pavalgiau iš tikrųjų. Dabar sužinojau, kad čia yra dar vietinis turgus toks, tai pasiėmė taksį, nuvažiavam, pažiūrėsim, kas ten gero. Kas man nepatinka, kad tų taksistų reikia eiti ieškoti, pats neatvažiuoja prie tavęs. Pasirinki vietą, kur paeini, turi ieškoti jų. Nu, atvažiavau. Vadinasi, naktinis Fukua turgus. Koks maistas, žiūrėkit. Hello, thank you. Fukua sala, ko pasižymi, tai natūraliais perlais. Nu, pasirinkimas, prašau suvenyrų, kam kokių reikia. Perlai. This one and this one, 1 million. Quay giá hài tặng cho cái này 508. This is potato là 1 million 400. Okay, you take like 1 million 100. Okay. This is really from Fukua? yes, everything the good from Phuoc. Okay. Have change? Yes. Thank you. Gamun. Bye bye. Biškai, man atrodo, per brangiai nusipirkau tos perlus. Nu, bet ką padarys. Nelabai norėjo dėrėtis. Vaisių kokių nori. Visai norėčiau paragauti cukranendrių sulčių. Hello. Sugar cane juice? One. 20 000 dongų. Thank you. Labai skaniai. Šiandien jau turbūt viskas. Rytoj plaukiam į salas panardyti. Labas rytas, pusryčiai. Prisidėjau tokių vaisių, kur gyvenime esu matęs. Kas čia, pavyzdžiui, toks yra? Kaip obuolys, kaip ne obuolys. Bet čia spėju papaja yra. O čia tas drakono vaisius. Šviežiai spaustus mangų sultis. Aš kaip visada per ekskursijas priekį. Važiuojam.
Pažiūrėk, kažkokia prieplauka. One person single size. And upon the schedule today we visit Four Island. Pirmą sakė, lankysim Dažų salą. Gerai pakratėte nuolaidą. Dabar atplaukiam į Dažų So salą. everyone screaming good? Kiek? Yep. I know. Nu, leriam. Leriam. Vazdai tai nėra labai jau įpatinčiai kažkom. Vežlių sala vadinasi. Bet čia sakė, jokių vežlių nėra. Dabar plaukiam į kitą salą. Prisišvartavom. Tropikai. Kokosai auga. And it has some place to chair here is free. And near the beach. And chair free the church. Sakė, ten kur arčiausiai pajūrio, lovos tai mokamas. O čia tai tropikai. O dabar einam patyrinėsim salą. Žiūrėkim, kokie čia paplūdimiai. Gal kas prigult, pailsėt? Einam, pažiūrėsim, kas ten dar toliau yra. Čia matau, kad prieimo prie pajūro nebėra. Vien akmenys. Į džiunglės kažkokius atėjau. O saloj, pažiūrėkit, gali net Wi-Fi nusipirkti. 30 000 dongų. Nu, bet ir mobilus ryšys veikia čia. Tai be problemų. Į trečią salą atplaukiam. Nu, gražu turėtų būti po vandeniu. Can you hold this for me? Okay. Trečia sala vadinasi Robinzono sala. Nu ką, neriam?
Plaukiam į paskutinę salą, pailsėti kelias minutės. Nu, čia mažesnė tokia sala, bet irgi gražu. Vaistas kažkam paruoštas, bet spėju, kad ne mums. Hong Mong Tai. See you again. Nu kaip vietnaminį išbandyt vandens taip. He? Okay. Okay. Good. Sakė tolink plaukia, tai ir plaukiam. Thank you. Viskas, plaukiam atgal į prieplauką. Mašinai vedu taip karšta, kad neįmanoma atsisėsti. Biškį reik palauk, kol išsivedins kondiškį. Važiavam po Frankų kažkokį. Jau mūsų maisto stalas, kartu valgysim. Grįžau į kambarį. Nenufilmavau, aš ten daug prie to stalo. Pasodino 5 žmonės prie mažo staliuko. Jau laikštusi, kad krema nuo saulės. Galvojau, kad tiek nubėgsiu. Aišku, jau per vėlų, nu bet kad dar blogo nebūtų. Kaip jūs neiškepat tokiam karštį, aš nesuprantu. One beer. Large, big one. Per prievartą grūda į baseiną. Need signing? Yes. Can you write me your name and Tai šiandien yra paskutinė naktis šitam viešbutį. Rytoj dar važiuoju į kitą viešbutį salos pietuose. O ten, kiek domėjausi, yra pats gražiausias paplūdimys visam Vietname. Ar jūs jau valgot vakarienę? Aš to jau išalgau. One? Tavena? Tai dar ko užsimaniau paragauti, tai omaro. Ir dar užsisakiau vieną jūrų ežį. Žiūrėsim, koks skonis. Tai čia vietoje va iš akvariumo išę matau omarą. Nugalabė ir iškepa. Nu pažiūrėkit, atkeliavo jūrų ežys. Kaip koks paštetas atrodo. Nuragaujam. Nu skonis kažkokių tai sraigių ar moliuskų. Labai keistas skonis, nu bet nėra taip blogai. Kas nemėgstat jūros gėrybių maisto, tai iš karto vietoje apsiventumėt. Ten va kepa jau man. Na štai ir atkeliavo omaras. Matai va atrodo. Su padažiukais. Omaras 10 iš 10. Po omaro dar arbūzų priklauso nemokamai. Labai skaniai pavalgiau.
tas omaras tai 10 iš 10. O tas jūros ežys, ką žinau, man kuriam patinka jūros gėrybės, tai gal kokie 7 turbūt, nežinau. Kitas net pažiūrėti negalėtų turbūt. O čia va naktinis Fukuokas. O prašau užeit. Kam suknelių vietnamietiškų? Labas rytas. Einu išsimaudau dar, papusryčiauju ir važiuoju į kitą viešbutį. Šiandien jau tokia audra pakilus. Gal ir nelabai geras oras maudytis. Nu viso gero šitam viešbučiui. Arbatos kambariniam palikau. Hello. Ciao. Check out please. Yeah, can I have a check-in? Bye bye. Mopedų šį kartą. Nu, atvažiavome tokią vietelę. Einam kažkur ieškot, kur išsiregistruoti. Kažkokios džiunglės patekau. Hello, xin chào. Okay, thank you. You have many guests today? Not too many? Maybe 10. O, okay. Nu, sako, kad ne sezonas, dabar tai mažai žmonių viešbutį. Over there we have share kitchen for everybody. Some tea or you can some body check out and that's for everybody use. Okay. Hot water you can make by electricity. Swimming pool you can swim all day before 10:30 p.m. Nu, atėjome mūsų kambarį. Oh, very nice. Air conditioning working? Yeah. Okay, very good. Nice and cool. Okay. Svarbiausia, kad yra šitas daiktas. Nice and cool. Nu, gražiai atrodo. Na, einam, pažiūrėsim, kaip čia tas baseinas atrodo. Viens pats va baseinę likau. Nei vieno žmogaus. O dabar važiuojam pasižiūrėti gražiausią paplūdimį visam Vietname. Aišku, jisai netoli yra čia. Galima būtų ir nueiti, bet tam pro džiunglės kažkokias reikia eiti, tai aplinkeliu šiek tiek daugiau reikia pavažiuoti. Nu, nėra nei vieno motociklo aplinkui. Tai nežinau, gal bandom, einam, kažkom. Ten du šunys didelis stovi. Nu, gal nebandysiu tada eiti. Varom atgal. Gal sulauksim motociklų. Mopedų nėra aplinkui, nu bent mašiną radau. Nu, atvažiavau į gražiausią Vietnamo paplūdimį. Einam pažiūrėti, ar tikrai gražiausias. Gal išvirtos Coca-Colos kažkam? Laužas. Gaila. O čia priėjom tos žymiasias supynės.
Nu tikrai vaizdai kaip Instagrame. Hello. Pepsi? Pepsi. Thank you. Okay, thank you. Tai visai gilio nėra. Vandenį net neina atsigauti. Vanduo toks šiltas, kaip į vonį, kad prisileistum šilto vandens. Grinai tas pats. Fotografuojamės. Gal kas užsimanysit su Pokemonu paplaukėt? Tai dabar važiuoju į kitą vietą. Tipo ten gali būti dar gražesnis paplūdimys negu šitas. Nu, pažiūrėsim. Tai dar čia atvažiavau į kitą vietą. Nu, čia man atrodo dar gražiau negu tenais. O čia šitą pavėsę prie palmės įsitaisysiu. Nu ir kaip neparagavus vietinio alaus, gal leis prie jūros atsinešti. Thank you. Nu biški čia brangiai alus. Nu bet tokiam pajūrė tai verta. Vėl fotkinas. Iki tos pilaitės, man atrodo, nueikim. Pažiūrėkim iš arti. Pažiūrėkit, kokie viešbučiai gražus, kokios spalvos. Nu va, atėjau prie tos pilaitės. Nu labai gražus viešbučiai šito paplūdimio. Eina savo. O ant vakaro prigausėjo žmonių. Nu grįžau į savo lodžiją, tai šiandien šitoj saloje viskas. Rytoj grįžtu į Ho Chi Miną, ten dar tokią vieną ekskursiją pasėmiau, per Mekongo upės deltą perplaukti su valtelė. Šiąnakt mano lova čia va. Vakare iš vis tuščia, nei vieno žmogaus nematau. Ferverkus kažkur šaudo. Nu ką tu, irgi poilsiauji. Nu kodėl toks piktas? Labas rytas. Mano pusryčiai vėl tokie patys, nes nieko gero kito nėra ką pasirinkti šitam restorane. Xin chào. Anh thay đậu ở đâu? Anh chạy tiếng nào? Em chuyển Bye bye. Bye bye. Nu va, atvežė į oro uostą. Perpus pigiau negu su mašina. Ir daug smagiau. Thank you. Ten šviežiai spaustų apelsinų sulčių. Kaip geras knygas. Mano treti vartai. Ho Chi Mino. Šį kartą su Vietjet skrisim. Hello. Thank you. 12 kartas.
Nu, miniatiūrinis viešbutis. Nu, buvo negražiai. Nu, svarbu langas yra. Nes kiti pigesni viešbučiai tai šis lango net neturi. Čia bent jau kažkas matosi. Tai bukinimas šito viešbutį negalvau, čia tiesiai ant turgaus pateiksiu. Čia o, įėjims į mano viešbutį. Čia grinai ant gatvės jau turgus iš karto. Nu, puiku. Manau, pats laiks nusipirkt tradicišką vietnamiečių šiaulinę kepurę. Nėra kažkės, kad galvasi man gatvės. Nu, radau. Kaip pardavės rasti. Discount for sure 80. 80? Yes. If I buy 3. 3. 150? Okay, my friend. 220. Last price 150 or I walk away. Yes. Okay. Maybe painting. This one and maybe this one. You made this? It's a good quality. You make this? You make this? No. No. You buy from somewhere? Yeah. Okay, but it's not cheap quality. Good quality. Good quality. Come on. Come on. Bye bye. Nusipirkau dar atminties kortelę. Biškį vietos pritrūkau. 6 eurai tik tais. Vėl maku užsimaniau. Šiandien atsibudau su audra. Tai bišką prima lietus. Užasim atštarsti. Lausim čia. Važiavom į pirmą stotelę. Taip apsipirkti kažką. Labai pigiai čia. Pigiau negu mieste. Longest river in the world is about 350 kilometers long. Atplaukiam į kažkokią tai salą, paragauti medaus arbatos. Sekantis stotelė, muzikinis pasirodymas kažkoks. Sekantis stotelė, Vienaragio sala. Vietiniai sako, bando ananasą valgo su drusku. Pabandom. Jump the floor, right? Every time like it's like in a burger or something. Delicious. I'll for the noodles and rice. Noodles, rice. Mô lao sanh thân, Nam mô
trời đất ơi. Nghèo tiền như anh chung yêu em nhiều, giàu tiền như ai thì chưa chắc yêu chung tình. After the red is one a big slippery. If you wanna try, just mind your step. Okay, and now your turn. Kitėva banda. Nu, aš tikrai nemanau, kad aš bandysiu čia. Per daug slidų šiandien. Dabar jau, kaip supratau, tai plauksim su valtelė. Local, they eat the meat inside. Yeah, you and I cut it. Nu, tokios valtelės, o siplaukiasims. Plaukiam. Tai čia va šitie konkorėžiai, sakė, yra vandens kokosai. Atplaukiam atgal prie plaukų. Einam atgal kažkur. Tikra krokodilo oda. I thought they were kind of grey, green and yeah, messy. Diržai iš krokodilo. Atgal į laivelį mūsų. Tai dar į kitą salą atplaukiam. We say that for coconut, it's a special treat because you don't waste anything from that. Human power, you're gonna press, and coconut milk will come out. And wait about 15-20 minutes, let it cool off, and then put them on the pattern. So next, we're gonna take candy out, cut them into many small pieces. Čia va įvairūs gaminiai, saldainiai pagaminti iš kokosų. Čia kokosų čipsai kažkokie. Aštrus biškis. O čia, kaip suprantu, yra gyvačių arba kobros vynas. Truputį kaip vynas. Not a litre. Švaru ir skanu. Supirkau va saldainių įvairių skonių. Atplaukėme į paskutinį tašką papietauti. Geriau pavalgyti. Žuvį pavalgysim. Excuse me everyone, so we have 30 minutes for lunch and later you bicycle, there are a few there, yeah, you can order them for free. Bandysim krokodilo mėsos. Tai skonis toks kaip kažkas tarp žuvies ir mėsos. Tokios vištienos, kiaulienos. Gal labiau arčiau antienos. Žiūrėk, vaik savo pasigavo žuvikių. Gaideliai čia kažkokie tai. O, žvejai savo. Good? Skaniai pavalgėm, išplaukėm į viską. Meras važiavom paskutinę stotelę būdų pažiūrėti. Pažiūrėk, kokia ten didelio būdos sėdi.
į šventyklą kažkokią atėjau. Pat slėpę nusimat. Dép đâu? Bây giờ cầm với anh. Đâu quá trời. Bây giờ Nu, grįžau į miestą jau. Tai iš tikrųjų labai patiko ta ekskursija. Tai ką norėjau dar pasakyti, kad jeigu kažkas bijot ar nedrįstat keliauti, tai iš tikrųjų viskas labai paprasta ir žmonės draugiški ir ypač šiandien metai. Tai rytoj dar važiuoju į kitą viešbutį, ten arčiau oro uosto. Ir 2 dienos ir jau bus viskas. Vakarienė meksikietiško maisto. Į Statoilą atsigert. Miestas nemiega, kaip ir Niujorkas. Koks viešbutis eina savo. Einam įsičekinti. Kambarys irgi neblogas. Viskas naujai, moderniai. Vaizdas pro langą. Nice, balkonas yra. O vaizdelis. Žiūrėkim vonę kokiam. Nice. Kas čia? Ai, čia žiūrėkit užuolaidas, užsitraukusi mygtuko paspaudimu. Haha. Pagalbos telefonas, jeigu viduriai užkietėja. Persirengiu ir einam ant stovo paplaukioti. Pažiūrėkit, koks baseinas ant stogo. Audra užėjo ant stogo. Biškis stogą pasigaunu, kaip kondicionierių, tai eini pagaišau kažkur gal nusipirksiu.
įdomi labai tas restoranas. Tik, kad jau atsisėdau, nieko neklausiu, iš karto atnešė sriubą. Ir ten ir specializuojasi tik taip sriubą. Nusipirkau vaistukų biškį. 2 eurų už viską. Ir kad vaistininkė mokėjo angliškai gerai. Susikalbėjom. Morning, sir. Thank you, sir. Žiūrėkim, kaip atrodo pusryčiai šito viešbučio. Krabai kaip gražiai pasipuošę su kaspinėliais. Tai šiandien yra kaip ir paskutinė diena Vietname. Šiandien bus planuose yra dar pakilti į aukščiausią pastatą Vietname. Landmark 81. Ir bus viskas, rytojaus skrendam namo. Tai buvau va ten va pakilęs, o dabar šiandien eisim pakilti va ten. Supirkau bilietą, 300 000 dongų. Hello. O čia visai neseniai buvo apsilankęs ir pats žymusis turinio kūrėjas iShowSpeed. God damn. Lipam dar į 81 aukštą. Vėliavikis. Nu tai ką, Vietnamas apkeliautas. Ne visas, aišku, tą daug ką pamačiau. Tai jeigu patiko video, paspausk like, juk nekainuoja. Ir iki kitų kelionių. Nu, beliko smagiausias dalykas. Visas šitas lauktuvės kažkaip į tą kuprinę sugrūsti.